Data ir fez cantas, molinius indus lipdom, butites ir bimbaliukai. Sveiki visi saldapiskiai, žiūrėkit, jau yra viskas išdegę ir jau yra išplauta keramika, tai mano šiandien planas yra ją bandyti impregnuoti ir dar biškį yra drėgna, tai greičiausiai nepavyks glazūruoti, bet tą pirmą juodą sluoksnį pavyks daryti. Ir va, skilo, pizda. Bet čia tas toksai, žiūrėkit, skilimas, jisai yra, nėra baisus, čia viskas yra įmanoma. Tai išdegsiu, manau, kad tikrai kiaurai neskils, nes yra šamotinis molis, tai čia tas mikro įtrūkimas nieko čia nereiškia, bet labai džiaugiuosi, kad viskas bus 3000 labai gražiai. Tada yra visi lataliai yra po biškį džiovinami ir va, drėgna dar. Kad tas oras, pažiūrėkit, lyja, šaltis, vasara, pasibaigė 3000. Tai čia visi lapeliai džiūsta, padeliai visur džiūsta, žodžiu, viskas visur labai gražiai džiūsta. Va. Štai čia yra, dar tokį nematėt naują gaminį. Taip pat labai gražiai atrodo. Tai nežinau kaip degsiu. Galite, jeigu norit pakomentuoti, gal dar nedegsiu šitų, kokią spalvą šitą dažyti. Tai va, einam dabar parodysiu bardaką į 3000. Niekas nepagerėjo, jūs nežinot. Žinot, dėl ko nepagerėjo? Nes aš, papasakosiu, aš vakar neturėjau noro filmuoti. Nes vakar buvo, 3000. Nefaina, tai čia tekstas iš visos kažkiek. Tai va, aš vakar visą dieną dariau stalčius, kad jie darinėtųsi. Galvojau, kad gal darysiu su tais tokiais pavažėlėm, nes jų yra 3000 bėgelių, 950 visur mėtosi, pilna vasarinė virtuvė pavasarį buvo, žodžiu, iš ten visko ardyta, 3000. Kai reikia, negi Pepė sugalvojo tokį gerą daiktą išmesti. Negi Pepė sugalvojo, čia aišku, tikrai ne aš, jaučiu vaižgantas, tikrai ne aš. Ir žodžiu, tai tada va, išmanifestavau štai tokių arklinių, štai ąžuolinių pagaliukų ir pasirodo jų atsirado, jų tiesiog netikėtai atsirado, visi vienodi ir viskas liuks. Tai žodžiu gavosi va tokie stalčiukai, tai ką žinau, darinėjasi, taip reik raumenų, fasadas dar, nežinau, plemba, viso gero. Ir galvoju fasadą, nežinau, ten biški šitas, kur supjaustytas yra, žiūrėkit, štai, tai jis skirsis spalva fasadų, o aš tokia noriu, kad viskas nesiskirtų, tai jeigu darau čia iš kitų lentų, gal ir netiks, tai nežinau, dėl šitų dabar stalčių, gal teks kitus perdaryti. Ir tada jūs nežinot, kas buvo pats blogiausias dalykas. Dar pavyko išmanifestuoti faneros, va. Čia amžini stalčiai, šitie tai bus amžini. Čia jaučiu, kai mes mirsim, kas nors įsiardys šitus stalčius ir dar naudos, dar kokius 200 metų. Sakys, kas čia tokius gerus padarė, kas tokius gerus? Pliam, reikės pasirašyti, kad Pepės darbas. Ir žodžiu, čia, žinokit, viską jau pritvirtinau, čia sudėjau, čia viskas darinėjusi. Nefilmavau, nes užsiknisau. Nes, žodžiu, man paskui nesidarinėjo. Tai aš sugebėjau, įsivaizduokit, prišveisti tokį dalyką. Taip tingėjau ardyti, kad prišveičiau geriau ir padariau visą šitą kalną vėl. Dabar visas yra medžio dulkėm padengtas šitas namas. Buvo betono, dabar medžio. Ir vis tiek teko išardyti, nes, žinot, ką pamiršau, kad čia bus skaitlentė. Vekata, pamiršau. Tai čia, kadangi kaitlentė, čia kiaurai įsipjauda, tai netinka, nes čia 2 stalčiai, ten žodžiu 3000. Tai mūsų planas, jūs nežinot dabar, kadangi šiandien nauji epizodai, tai jūs, po biškį galės sproginėti smegenis. Tai va, žodžiu, išpjausim šitą dalį visą kiaurai. O tada čia įfrezuosim su freza, štai ta, tokia tėvukas davė, įfrezuosim centimetrą, kad kaitlentė įsileistų į stalviršį giliau, nebūtų lygiai su stalviršiu, ne ant viršaus, o būtų tiesiog visiškai giliau. Ir tada, kai bus giliau, čia pagaminsim tokio dydžio užleidžiamą pjaustimo kaip ir lentelė, tokia arklinė, 3000. Ir jinai bus tokia paslėpta kaitlentė. Nes jūs patys pagalvokit, prie molio namų, medžio namų, balta kaitlentė. Normaliai jums? Ne, nenormaliai. O mes dabar kaitlentės labai mažai naudojame.
Tai va, labai mažai, o ten negalim palikti ir tipo kitą nusipirkti ar kažkas tokio, nes ten būtų šakės, nu čia būtų ir papildomas vartojimas dėl grožio ir drėgmė tenai didelė, tai nereikia mums dviejų. Nu tai žodžiu, tai šitą paslėpsim, ji bus paslėpta, jūs aišku, jūs nesuprantat, kaip ji bus paslėpta, bet ji bus paslėpta, ji bus labai gražiau. Nu, ir tai va, o mano tai čia vakar va, buvo darbai Vaižganto, man viską aišku, prastai čia daro viską ant makroflekso klijuoja. Nu tai patys pagalvokit, tai kaip gali būti gerai, jeigu viską ant makroflekso klijuoja. Tai va, ir tai šiandien planas yra kažkiek namie pajudėti su visų pritvirtinimu. Vaižgantas eina šitą pjauti, nes jisai, na, kaip jam, tai ir išpjauna. O aš einu gal biškį apsitvarkyti ir jūs nežinot, jau laukia yra šalta, jau mes parsinešėm antrą antklodę miegoti ir mes dabar jau miegam su dviem ir dar su Kasiulė, o Kasiulė sako, yra per šalta. Gerai, žmonės sako, tai žmonės šunis laukia nelaiko tokių orų, sako, juk yra per šalta, einam į kambarį miegoti. Mes sakom Kasiuliai, kad visi žmonės miega laukia. Jūs nežinot, eina savo geras, kaip greitai vyksta darbai, kai labai stengiasi. Pepe ir Vaižgantas, molinius indus lipdo, bututes ir bimbaliukai, kaip iš švelniai spindi. Gyvena miško namelyje, kur uodų nėra. Jų kraujas uodams neskanus, net per sapną jūs ateina. Vakare už lango. Pagal galimybės biškiuką apsitvarkiau čia. Aišku, čia yra 3000. Nu, čia vėl viskas 3000 siurblys miręs. Nu, nemiręs, pasikoręs. Ir galvojam, kad jau čia viskas taip blogai, tai pasidarom tos baisiausius darbus, kuriuos jau pasilikom čia daryti, šveitimus visus čia. Čia yra 3000. Tai kol čia yra bardakas, va čia išsifrezavom šitą kaitlentę, kuri čia eis šiek tiek žemiau negu stalviršis. Įleisim, čia gal dar biškį reikės. Ir žiūrim, kad čia va tokia nedaina. Tai Vaižgantui sakau, varyk nupirksi lipalo klijų, medžio klijų, kaip jie vadinasi. Tada šitas dulkės sumaišai, truputį vandens, įvarai tarpus, va taip, ir tada viską užšlifuoji, užpoliruoji ir tada būna 3000. Ir to pačiu, kai čia viskas darosi, būtų gerai ir čia va viską išsipjauti praustuvę, o praustuvę tai jau mes turim, atmenis turim. Taip truputį saulė išlindo, galvoju, blemba, gal įmanoma šiandien išdegti, jau rytoj vakare išimtume. Ir užsistačiau temperatūrą, biškį 50 laipsnių ir galvoju, padžiovinsiu. Čia va jau viskas tie juodai padengta, išpuščiau su kompresorium ir galvoju, padžiovinsiu. Maščiau, kaip būtų įmanoma padaryti plyteles, sudėti, kad kuo daugiau jų išdegti. Nes šiaip įprastai, kai plyteles degi ir jos būna kvadratinės, tarkim tokios. Tai jas galima degti štai taip, kad jos va taip, tada tu daug išdegi jų, nes jos nesiliečia. O čia, žinot, visaip tie lapai, tai jie nuvirstų bedegdami netyčia ir gausi vieną didelį guzą. Tai ir pradėjau dėlioti ir žiūrėkit jūs. Tokių va prisilaužiau iš senų lentynų ir žiūriu, kad čia man gerai gaunasi, realiai dar 2 lentynas dedu ir praustuvę ir pele kiek išdegu, praktiškai viską išdegu. Nu gal viską neišdegsiu, bet labai daug. Ir dar čia yra saulė, man padeda biškį, ačiū tau saulė, šildyti. Ir viską dabar išsidėlioju, žiūriu, kas telpa, nešuosi dėtis, nežinau, kažkokius tokius, va tokių turiu dalykų, tokių plaušų visokių. Tai išsikloju, susikloju viską, kas man šiandien veikia, kas man telpa, kad nebeleką glazuruot, nusiglazuruoju, dar prieš tai prasidžiovinu ir per vieną. Ne per vieną dieną, o per 2 dienas būtų kosmosas šitai padaryti. Aišku, čia gali tais greičiais broką gauti, bet kaip noris greičiau, kad šitas, nes čia jūs neįsivaizduoju, čia 3000 yra šitą pasidaryti projektą, čia kelis metus svajotas, bet niekaip neapsiimtas. Ir dar yra bėda. Tik tiek turiu lentynų per visą tą ir bėda, nėra tų lentynų, o dar 2 galiu dėti, tai yra va tokios mažesnės.
tai kažkaip montuosiu per vidurį, gal aišku mažiau tilps, tada mažesnės ir tą praustuvę ant tos mažesnės bandysiu. Nu, žodžiu, bet tai bėda su tom lentynom, nes jos yra absoliučiai visiškai naujos, čia nauja šita krosnis yra, bet jos jau yra išdegtos, tai jas jau galima naudoti. Dabar tik tai reikia pasidengti kaulinu. Prieš naudojimą reikėtų tik tai po paros naudoti, bet mes pagreitinsim procesą. Tai žodžiu, varau susimaišau kauliną, nusitepu lentynas, padedu ant saulės, jeigu jos išdžiūsta ir tikimės, kad viskas pavyks. Prijaukinimas ir planetos sapnas. Visa, ką šiuo metu matote ir girdite, yra sapnas. Net dabar, šiuo momentu, jūs sapnuojate. Sapnuojate, nors jūsų smegenys budrios. Sapnuoti yra svarbiausia proto funkcija. Protas sapnuoja 24 valandas per parą. Jis sapnuoja, kai smegenys budrios, ir sapnuoja, kai jos miega. Skiriasi tik tai, kad kai smegenys budrios, naudojamės materialia struktūra, todėl reiškinius suvokiame linijiniu būdu. O kai užmiegame, šios struktūros nėra, tad sapnas nuolat keičiasi. Žmonės visą laiką sapnuoja. Prieš mus gyvenę žmonės dar iki mūsų gimimo sukūrė didžiulį sapną, kurį vadiname visuomenės arba planetos sapnu. Planetos sapną sudaro milijardai mažesnių asmeninių sapnų, kurie drauge sukuria šeimos, bendruomenės, miesto, šalies, galiausiai visos žmonijos sapną. Planetos sapnas apima visuomenės taisyklės, įsitikinimus, įstatymus, religijas, skirtingas kultūras, papročius, vyriausybės, mokyklas, visuomenės įvykius ir šventes. Gimstame gebėdami patys išmokti sapnuoti, bet prieš mus gimę žmonės moko mus sapnuoti taip, kaip sapnuoja visuomenė. Išorinis sapnas turi labai daug taisyklių, todėl iškart po gimimo reikalaujame, kad vaikas sutelktų visą dėmesį į jo ar jos protui pateikiamas taisyklės. Išorinis sapnas per mamą, tėtį, mokyklas ir religiją išmoko mus sapnuoti. Dėmesys yra mūsų gebėjimas atsirinkti ir susitelkti tik į tai, ką norime suvokti. Vienu metu galime stebėti milijonus dalykų, bet skirdami dėmesį tam, ką norime suvokti, suteikiame jam pirmumą savo prote. Mūsų supę suaugusieji vis prikaustydavo mūsų dėmesį ir nuolat kartodami integravo šias žinias į mūsų protus. Taip įsisavinome viską, ką šiandien žinome. Dėmesingai perpratome visą tikrovę, visą sapną. Išmokome, kaip tinkamai elgtis visuomenėje, kuo tikėti ir kuo netikėti, kas priimtina ir kas nepriimtina, kas gera ir kas bloga, kas gražu ir kas bjauru, kas teisinga ir kas neteisinga. Visos žinios, visos sąvokos ir taisyklės, kaip elgtis pasaulyje, jau buvo čia. Mokydamėsi mokykloje, jūs sėdėjote mažose suoluose, sutelkę dėmesį į tai, ką sako mokytojas. Bažnyčioje dėmesingai klausėte jums skirtos kunigo kalbos. Ta pati dinamika vyravo santykėje su tėčiu, mama, broliais ir seserimis. Jie visi stengiasi patraukti jūsų dėmesį. Mes taip pat išmokome patraukti kitų žmonių dėmesį, išsiugdėme poreikį gauti dėmesio ir net pradėjome dėl jo varžytis. Vaikai varžosi dėl tėvų, mokytojų, draugų dėmesio. Pažiūrėkite į mane, žiūrėkite, ką aš darau, aš čia. Dėmesio poreikis tampa labai stiprus ir lieka net mums suaugus. Išorinis sapnas nukreipia mūsų dėmesį ir nurodo mums, kuo tikėti, pradedant kalba, kurią kalbame. Kalba yra žmonių tarpusavio supratimo ir komunikacijos kodas. Kiekviena raidė, kiekvienas žodis kiekvienoje kalboje yra susitarimas. Tai mes vadiname knygos puslapiu. Žodis puslapis yra susitarimas, kurį visi suprantame. Kai perprantame kodą, mūsų dėmesys prikaustomas ir tuomet energija pereina iš vieno asmens į kitą. Sveiki visi, jūs nežinot, mes tuoj papasakosiu, ko jūs nežinot. Eik tu savo, aš jūsų vadinau. Žiūrėkit, nulipdžiau didžiąją. Čia bus didžioji. Nusprendėm, kad lėkščių darom padėklus. Tai žodžiu, galvoju, gal fainiau kažkaip dovanai. Tarkim, tu kažką pridedi pilną lėkštę visokių saldapirskių ir tada neši dovanoti ir tokį didelį padėklą. Tai įspūdinga dovana. Ir tas, kuris gavo dovanų, galvoja, tai čia padėklą gavau dovanų. Paskui valgo skrudelyną kokį, žiūri, putį ir reikia išlaižyti. Tai žodžiu, žiūrėkit, ateikit. Aparatas, ateikit čia, prie veidrodžių. Kur tu čia taip nusirišęs? Štai, mes dabar važiuojam, esam pakviesti fotosesijai, reikia baltai atrodyti, mes baltų rūbų neturėjom. Aš tokius turiu biški kreminės spalvos ir Vaižgantas, iš bendrų pastangų, štai radom tokius rūbelius, štai pažiūrėkit, kaip atrodo jisai. Maikė jų truputėlį pageltonavusi yra, čia kelnės šiokius tokius batus nusimaus per fotosesiją, megztinis čia mūsų bendras yra toksai štai ir gal galite pakelti kasiulę, prašau, pakelkite. Štai ir kasiulį štai pasipušė. Turi tokį, patraukit ranką truputėlį. Štai kaip gražiai atrodo, Mes visi esam štai taip nuostabiai pasipuošę, žiūrėkit. 3000 šeima, varom į fotosesiją dabar.
Štai guli sudulėję, viskas čia yra nemiegota nuo pavasario, čia yra mūsų kaip ir miegamasis, bet viskas yra išardytas. Ir jūs nežinot, ką mes turim daryti. Aš jau sakiau, mes esam pavargę nuo šitų reikalų, nuo visų šitų 3000 dėžių ir žodžiu, čia negali būti toks miegamasis. Ir žinot ką, laukia labai šalta darosi. Tai reikia ruoštis miegamai miegojimui. Tai biški dabar šitus darbus paliekam ramybėj, ketinu per šiandien ir rytojų maždaug padaryti miegamąją patalpą iš šito bumžyno, žodžiu. Tai planas yra toks. Mes turim tokį aparatą, kažkur nežinau, tokį va. Čia yra lazeris ir mes su šitu lazeriu nusipiešim, tiesiog galvoju, kad padarom taip, maždaug nuo čia darom tokį sieną ir tada čia bus viena skrinė, antra skrinė, į skrinę sudedu visus tuos dėžes ir tada mes ką išlošiam? Mes išlošiam čia visišką sieną. Prie tos sienos gali būti pakavimas, tarkim, va šitas koks nors stalas ir aš galiu jau atlikti pakavimus keramikos. Nu, žodžiu, čia dar lieka erdvė, tada čia buvo tokia neišnaudota arklinė vieta, tai galvojom išnaudoti, išimti tą štai tokią veją arklinę. Čia dabar tiesiog spintos duris atsinešim, žiūrim, ar čia tinka ar netinka ir galbūt čia pasidaryti tokią atsisėdimo vietą, palangę kažkokią ir laikyti augalus ir tada bus čia jaukiau, bet čia dabar nekreipiam dėmesio. Planas yra pasidaryti šitą sieną. Ir viskas, ir tada čia bus miegamasis, o čia bus, čia užlipi, čia tokios durelės, įeini, čia tavo pakavimo zona. Čia miegamasis ir tada bus saulėta keramika ne du viename. Ir viskas, ir ką? Tai šiandien man Vaižgantas padės liniją nusipiešti, prisikalti, o rytoj aš tiesiog užkalsiu. Ir viskas. Čia ką tik palijo, bili kaip. Ir dabar toks, 3000 dangus. Beli kaip gražiai atrodo. Ir Vaižgantas man prineš lentų. Aš įsitraukysiu vinis, nusišlifuosiu, kol tikiuosi, kad padarys tą apvadą ir koliukus tos pastatys, balkiukus, kad galėčiau tiesiog rytoj sau ramiai išsipjauni, atsineši lentų, prisiverži, kuris dingo, jau dingęs yra. Užnisa, kai nereikia lyja, kai reikia nelyja ir panašiai. Bus šlapas lentos. Nu ką, čia gal ten nėra labai šlapas, tai. O tu, mažutė, vis dar nepersirengi, tai nebūk su tais baltais drabužiais čia. Tai ko tu nepersirengi, kaip tu paskui įsiterliosi, kaip paskui, mažutė. Ir dar neparodžiau, kas čia gavosi, tai ką turėjom galvoj įfrezuoti stalviršį, tai jis yra dabar įfrezuotas, bet dar ne iki galo, dar reikia šiek tiek giliau leisti, kad kai užsidės apsauga, tokia lenta čia, ir jinai taip slankėsis į šonus, tai matot, gali susibraižyti šitą dalis. Tai dar va čia va nedaina ir visur yra jau sustingę vakar su klijais ir pjuvenom užpakliuota šitos dalys. Ir žiūrėkit, plautuvė jau išpjauta. Visa turėtų įmidėdi, tai ant tiek laukiu, negaliu, kol atvės ir jau tada įmidėdi, tada šitą dėdi, tada žodžiu, jau labai faina. Bet aišku, dar negalėsi įmidėdi, tai šiaip bus, užsidedi, nes reikės ant tiek, visą prišveisti ir aš taip, žinokit, aš šitiek metų svajojau būtent apie tokį, aš nežinau, iš kur gausiu, kaip gausiu ir iš kokio medžio bus, net nežinau, koks šis medis yra, bet jis čia ne ąžuolas turbūt ir jis labai toks tvirtas. Ir kai jisai šveičiasi, jisai ir yra tokios gražios spalvos, tai kai jie alijuosi bus 3000, tai čia įsišveis, čia tokiom kaip ir bangom įsišveis. Čia reikia įfrezuoti giliau, viskas įsišveis ir jisai bus toks 3000. Dėl to dabar fasado, nežinau, nei kaip čia bus, nei kaip čia visiškai pasikeitė ir čia, nes gal reikės tiesiog išlaukti, neskubėti, daryti, ką gali daryti, o čia gali ir be tų durelių gyventi, susirinkti, svarbiausia susivaržyti, ten tą šoną pasidaryti ir be tų, grįžta. Vieną parsinešė. Dar vienas čia yra, taigi. Ai, čia storesnis. Vyksta darbas. Vyksta greičiau negu tikėjomės, bet vyksta labai gerai. Ir žiūrėkit. Kas čia? Dacă irvais cantas, molinhos sendo solidão, o te tecer bimbaliukai,
bent jau švelniai spindi. Gyvena miško namelyje. Sveiki visi saldapriskiai, žiūrėkit. Tadam! Žiūrėkit, wow. Čia dabar yra toksai pirminis įdėjimas. Dar čia buvo toks palikta, kad neaišku, gal dar kažkiek susitrauks ar kažkas tokio, kad neprisidaryt per daug skylės. Tai dar reikia čia įfrezuoti, kad įsileistų lygiai su stalviršiu. Tada plytelės irgi turės būti įfrezuotos, va taip. Tai aišku, čia nebūtinai tos, aš galvoju, kad čia dėsim mažesnės. Čia irgi maks kada eitų, nežinau, čia kažkur bus kranas turbūt. Gal čia netgi galima dėti didesnius, kad iki čia, tarkim, kažkokius lapelius sudėti, kad ir taip, čia jau nesvarbu, kaip čia bus, nes būna, kad išsiplauni indus kažkokius ir nori čia, tarkim, pasidėti, apsiversti. Kadangi čia frezuosim, tai nesidės glaistas, tai nežinau, kaip tie tarpai. Mirks turbūt, kažkiek vandens įmirks, bet šito nuspręsim ateityje. Nežinau, kaip bus. Aš galvoju, kad mes turbūt nedėsim dar vienos spalvos, nes aš nenoriu maišyti su 20 spalvų namuose, nors čia tiktų ta juoda spalva į tarpus ir paryškintų tas plyteles. Bet čia yra dar toksai ant klausimo, aš galvoju, gal aš tiesiog norėčiau, kad būtų gražiai frezuota ir va taip užpakliuota su pjuvenom. Čia tiesiog užpakliuota ir tada prišveista ir taip lygiai. Ar jūs jau galite įsivaizduoti, nežinau, ar čia per kamerą matosi pačios praustuvės grožis, pažiūrėkit. Labai bijojau pasidaryti per ryškiai, per žaliai, žodžiu, norėjau, kad kažkiek išliktų va šito tokio smėlinio efekto ir kad raštai visi matytus, pažiūrėkit, kaip paparčiai atrodo. 3000 yra. Belekai bus čia faina. Ir čia, žinot, kas man dar patinka, kad čia yra toksai kibiriukas, kur tu gali visokius šudukus iškelti, kai prisikaupia kriaukliai, tai labai faina. Tai va, labai džiaugiuosi, negaliu atsidžiaugti, taip žiūriu ir galvoju, wow. Mažutį įsitaisėt jau. Ir aš vis negaliu patikėti, kad čia taip fainai, kad tokia išsvajota idėja yra įgyvendinta ir bus įgyvendinta ir kad viskas kaip nori bus sukurta. Ir kartais noris pasidaryti greičiau, kaip seniau, tarkim, pasidarai ir užmiršti, kas laikinai tas amžinai. Bet šitas toksai yra projektas, kur nori sukurti absoliučiai meniškai, visiškai per meno prizmę ir sukurti visiškai pačiam sugalvoti sprendimus. Ir tarkim, dabar galvoju, reikia stalčiam rankenėlių ir galvoju, oho, kokių tik tai gražių yra ir kokios jos pigios, visokios, žalvarinės, gali visai gražiai pasidaryti, nusipirkti ir pim sudėjai ir ramu. Tada galvoju, bet aš juk viską noriu sukurti, norim, kad viskas būtų, jeigu ką įmanoma sukurti, pasidaryti, pasigaminti, kad viskas būtų padaryta ir unikalu. Todėl negali pasiduoti tai, nusipirksiu ir ramu, tai idėjai. Tai tiesiog šitą, galvoju, geriau ilgiau pagyventi su išgvildenta kažkokia idėja, išfantazuota ir daryti taip, kaip nori, negu staigiai pasidaryti, bet lievai ir paskui gailėtis. Nes visus kitus kartus, kai remontavau namus, tai aš tiesiog pervardavau nuo remontų ir norėdavau tiesiog užbaigti, kad būtų normaliai ir viskas. O dabar, ką žinau, dar ilgai turbūt. Iš tikrųjų, galima namelyje miegoti gana ilgai, arba įsirengus antrą aukštą, galima antram aukšte gyventi, virtuvę, kadangi turim atskirą, tai dabar remontai gali užtrukti šiek tiek ilgiau ir dėl to labai nepergyvenu. Aišku, yra tas nepatogumas, yra 3000, bet laikina, kol pasidarysiu. O dabar žiūrėkit. Šiandien planas yra toks. Aš jau vakar nusišveičiau panašiai lentų, jau ten jos yra sudėtos antram aukšte ir dabar jau čia jos yra ir pradžiūvusios. Ir planas yra dabar vėl nusišveisti tokį plotą lentų. Čia Vaižgantas man jas paruošė, išėmė vinis, sunešė ir dabar man čia visų dar neužteks, dar turbūt reikės šiek tiek pasiruošti. Bet kol geras oras, varau, nusišveičiu, susinešu į antrą aukštą ir tada pradedu daryti tą sienelę. Nes jeigu tą sienelę pasidaryčiau, tai būtų 3000, nes tada aš jau galiu antrą aukštą tvarkytis. Ten, tai gal vėliau parodysiu, kur lentynos bus, kaip dėžės bus ir kaip bus 3000. Dar noriu parodyti. Žiūrėkit, čia yra ta skulptūra, ten gal jūs matot paukštuką, nežinau, matot, nematot ant kibiro. Bet žodžiu, čia gyvena tokie juokingi paukštukai. Ir kažkaip
prie skulptūros negalėjau prieiti, nes aš tiesiog nesugalvojau. Nesugalvoju, kas bus toliau ir kaip čia užbaigti. Aš nenoriu realistiško dalyko ir Kasiulė dabar šnekamės su žmonėm. Ir kažkaip galvoju, nenoriu realistiškai, tas kontūras yra, o daryt, bet kaip irgi, nedaina tokie, nei laiko yra tam, kai nėra laiko, vadinasi, tu nenori. Tai žinokit, būnam kieme, žiūrim, paukštukas ant galvos nutupė. Aš galvoju, štai ta idėja, paukštukas ant galvos. Vadinasi, čia reikia padaryti lesyklėlę ant tos galvos. O, tu šūdas, nelyk! Lyt pradėjau. Padaryti lesyklėlę ant galvos ir, ne lesyklėlę, inkilėlį ant galvos, ten galėtų gyventi paukštukai. Ir tada padaryti lesyklėlę rankose ir tada ją visą apželdinti ir būtų 3000. Ir va, kai išlauki, sugalvoji kažkokią ypatingą idėją, kažkokią savo sugalvotą. Man labiausiai svarbu yra savo sugalvota, ne kažkur nužiūrėta per daug, kad ji būtų savo. Viskas varau dengti lentas arba nešti į vidų, nes sušlaps. Aš tau palieku. Aš tau palieku savo kelių kryžių. Jeigu nori, bandyk eiti iš naujo. Taip man vieną dieną sakė tėvas. O taip pat aš tau palieku. Tegu taip ir bus. Šveičiu tik vieną pusę, nes tik viena pusė bus labai man ten rūpinti, o kita pusė tai ten vis tiek viskas bus užgriozdinta lentynom ir daiktais, tai nesimatys net. Tai fasadinė pusė, stengiuos gražiai. Dar turbūt, kad čia reikės dar tiek, kiek prisišveičiau. Gal dvigubai nereikės, bet reikės. Tai dabar atrodo taip siena. Čia iš miegamojo pusės. Čia ir čia taip atrodo. Tai čia viskas kaip ir gerai, čia vakar tiesiog užsidėjom šitas lentas ir jų netvirtinom per daug, nes reikėjo čia gauti tokį, nesvarbu. Ir dabar galvojau, kad reikėtų šachmatinę tvarką gal pabandyti padaryti tas, įstumti ten giliau ir tada šachmatuoti, nes gal būtų gražiau, bet dar nežinau, bus kaip bus, čia nelabai man rūpi tie dalykai, kaip čia, ką čia ypatingai stipriai padaryti, nes čia šitą sieną, žinot, čia tokia siena, kuri gali būti ir išardyta, bet kada. O dabar, kaip atrodo čia, tai čia yra viskas 3000. Šiti dalykai mums pasitarnaus kaip laikikliai lentynų. Įsivaizduokit, čia va pasistorini, kur nesueina, piimtų, užsidedi tokias lentynas. Aš jau čia ateinu, čia jau atvarau ir galiu pakuoti, pavyzdžiui, vienoje skrinioje dėžės, kitoje skrinioje dėžės, kitur kitas, čia gal darbo stalas, čia kažkokių durų, tai nelabai dėsim, nes būtų nesąmonė, čia tiesiog uždaryta, ateini, viena pusė, kita pusė ir kažkaip aš taip galvoju, gal taip kažkaip bus, o kaip bus iš tikrųjų nieks nežino. Čia šito nebus veidrodžio, taip jis kažkaip kitaip bus. Žodžiu, tai dabar mažiau kalbų, daugiau darbų, varau verkšti, užniso, kad viskas yra, žinot, turės taip pjautis viskas durnai ir kiekvienas tas lenta turės durnai pjautis. Tai kaip užknisa, tiek daug matuotis. Bet, reik daryti. Tas lenkstė granatės įsėda, misteris, plius. Aš tau palieku. Savo neužtikrintą rytojų. Imk sūnau. Šūdas netinka labai storiai, visokie tokie, tai biški erzina ir ten kaip sunku kampą padaryti, neina nusireguliuoti su kampainiu tokio kampo, su šituo aparatu, tai tokia nesąmonė, neišlaužė tokio, tai reikia su šitu pjauti, tas nulūžo jau. Žodžiu, biški taip lievai ir nėra tiek jėgų, kad išsilenkusias lentas
eitų taip suspausti ir neliktų tarpų. Tai nežinau, žiauriai nenorėčiau čia šveisti. Galima prišveisti, bet gal čia tiesiog lentynas uždėjus ir bus 3000 gerai tada. Mažiau apsikrauti ir darytis turbūt. Užknisa tas lietus, baigėsi lentos, tai reikia varyti šveistis ir ieškoti dar apysausių lentų ir bandyti išsivalyti vinis, išsimti vinis ir bandyti šveistis. Tas lietus taip užknisa, nes nėra jokios pastogės, kur galima būtų šveisti, nes viskas, ką šveiti, tai viskas 3000 dulkių, o kai lyja, tai per lietų neina. Tas medis užlampa ir neina paskui jo šveisti. Tai kaip reikėtų mums dar čia, tokios pastogės, kur būtų galima kažką daryti. 3000. Padaryk su jais, ką nors. Nu taip pat aš tau palieku. Tas slenkstį, ant kurio naktį atsisėda meisteris. Gavau palikimo tą, ką dabar turiu. Vėja tiesiai akis ir niekam tikusi rytojų. Visą tai palieku tau, sūnau. Nu taip pat aš tau palieku. Viskas, išsikrojo baterijos, mano baterijos ir medviršius beveik visus suveržiau, jau neberandu, ieškau. Tragedija, visi maži. Bet, žiūrėkit. Saldapickis atėjo apžiūrėti, ar čia viskas gerai, apžiūrėjo iš visų pusių, sako, labai neblogai, labai neblogai. Tai va, taip atrodo. Užsiknisimas tai 3000, niekur nepasiekiau užlipti, bet plembu. Gerai, kiek aš laiko svajojau apie šitą sieną. Nuo pernai rudens tai tikrai, bet dar seniau svajojau. Nes aš jau norėjau čia, kad būtų atskirta, bet nei tokių lentų mes turėjom, nei iš kur gauti nebuvo. O dabar, faina, aišku, 3000 buvo reikalų. Parsineši tas lentas, atsirinkęs, išsitraukai tas vinis ir nusišveiti kiekvieną lentą, užsikeli. Tai eina savo vien tas pasiruošimas. Vienu metu atrodo, kad jau, šitas projektas užknisa, bet tada galvoju, dar biškį padirbėk, dar biškį ir taip žiūri, kad neįsivaizduoju kiek valandų, bet jau turbūt vėlų ir labai džiaugiuosi. Dar galvoju, kad šiandien įsisirpsiu ir sustvarkysiu bent jau 2 aukštą, bet iš kur, jau viskas, jau baterijų nebėra. Tai dar noriu parodyti, žiūrėkit, kokį gavau šitą kraną, va tokį. Aš labiau gal norėjau tokios bronzos šito dalyko, bet būtent tokio bronzos nebuvo, kur būtų tas toksai kibirėlis ir visa kita. Ir šitas, kokia čia aukso spalva galima sakyti, jinai dera prie šitų dalykų, tai teko ir šitą dalyką rinktis. Tokį va, toks rimtas. Tai žodžiu, tikslas, kad šitas ir šitas derėtų ir kad būtų patogus aukštas, tai čia turėtų toksai būti ištraukiamas, išsitraukti šitas kranelis. Nežinau, kaip čia bus, bet tikiuosi bus gerai, tai labai jau laukiu rytojaus, kol bus galima jau čia daryti ir kol bus galima apsitvarkyti. Jūs sakysit, kodėl jūs taip dirbat? Nežinau, man yra taip, aš arba tvarkaus,
arba dirbu. Pas mane nėra to tokio, kad aš, būna, kad biškį pasvarkau, bet aš taip nemoku. Pas mane yra tik tai viskas labai, taip. Arba tvarkaus, arba dirbu. Jeigu pas mane yra netvarka, vadinasi, aš daug dirbu. Jeigu pas mane yra tvarka, tai aš tada tvarkaus. Žodžiu, nėra pas mane juoda arba balta gaunas. Ir aš labai nemėgstu daryti dalykų, kuriuos, tiesiog švaistyti laiką ant to paties dalyko, tarkim, kurį, kad ir dabar, tarkim, visur čia tos dulkės. Aišku, ten tos kronos buvo dulkės, jau ten tai tikrai reikia išsiurbti. Ir būna taip, kad dabar vėl pašveisiu, dabar galvoju, gal reikėtų eiti išsivalyti, įsisirpti dar, gal kažkaip sukaupti jėgų, bet tada galvoju, koks skirtumas, rytoj visą šitą virtuvinį reikės frezuoti ir pabaigti, nušveisti tą galutinį, tai pakentėti tą dar vieną dieną ant to viso dalyko, juk čia vis tiek negyvenam. Ir kažkaip, o kai daiktų nėra kur padėti, tai taip ir varai iš vieno krašto į kitą kraštą, iš vieno krašto į kitą kraštą, iš vieno krašto į kitą kraštą. Dėl to mes ir labai gal keistai atrodė pavasarį, kodėl mes tą vasarinę kraustėmės, o kad vasarinę įsikraustyti, tai reikėjo kubilinės ten tą patalpėlę kraustyti, kad kubilinės patalpėlę kraustyti reikėjo glazūravimo patalpą kraustyti, nes visur nebuvo nei viskas padaryta, bet nepritaikyta, nebuvo nei lentynų, žinot, kai nėra kur ko pasidėti, tai pridėti dalykai į kampus. Tai va, aš tik labai tikiuosi, kad jau laiko einant jau per ateinančius metus saulėta keramika taps tikra saulėta keramika, kur bus viskas jai pritaikyta, kur ir aš, Pepė, turės savo namus ir saulėta keramika turės savo visas patalpas labai gerai pritaikytas, kur nieks nesimaišys. Ir šiaip labai, jeigu rimtai, tai taip sunku patikėti yra, kad mes visiškai rekonstruojam namą ir tiek daug teks išgriauti. Aš žinau, kad reikia pradėti daryti, o tada praeina kažkiek laiko ir tu, atsižiūriu, padariau. Ir užmiršti, kad buvo kažkas ten sunku, kad reikėjo prisitaikyti. Tas gyvenimas vis tiek ėjo, o tu kažkaip kiekvieną dieną ėjai tą tikslą, būna sunku, ten kartais būni toks pervargęs, gal nenuotaikoj, bet kažkaip šį kartą toks yra ir džiaugsmas, ir toks ramus tas, nors lėki darai daug visko dienoje, ta diena, taip, norėtum, kad dvigubai ilgesnė ta diena būtų, bet neišeina, kad dvigubai būtų ilgesnė. Ir tiesiog turi su to, ką turi ten, kur esi daryti. Ir taip džiaugiesi to tokiu rezultatu ir pasidžiaugi, kad jau tą pajudėjom ir kad čia gana greit viskas vyksta. Ir kai visas tas prasišviečia, kiek šiemet padaryta, arba kiek praeitais, užpraeitais ir kiekvienais metais, kiek tu visko pasidarai ir taip galvoji, darai, ruošiesi kažkam tam didžiajam crescendo ir žmogus, kai pasiruošia viską jau tobulai, tada supranta, kad jau atėjo metas iškeliauti. Nieks čia tau nepriklauso. Tai gerai, viskas gana filosofijos. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad nekritikuojat, ačiū, kad džiaugiatės. Jeigu būsit labai kantrus, tai pamatysit, kad visas šitas bardakas ir šita beprotybė pavirs į kažkokį tai menišką interjerą, kuris bus visiškai išgimdytas iš 2 žmonių rankų ir dar gyvūnų rankų. Viskas, iki sėkmės, kam reikia sėkmės, laimės, kam reikia laimės, sveikatos, kam reikia sveikatos. Ir susitiksim Maksimoje. Nors į Maksimą dabar tai nelabai, aš jau nėra kada vis laiką, tik namuose. Gerai, iki. Pepe ir vaizkantas, molinius indus lipdau, būtytės ir bimbaliukai ant jų švelniai spindi. Gyvena miško namelyje, kur uodų nėra.